Jau daugelis iš jūsų, kas čia buvot, tai viską numanot, kaip čia vyks, bet vis tiek. Tai pirmiausiai apie mūsų visų dienotvarkį, kaip diena atrodo. Taigi, oficialiai šiandien yra pirma Velykų diena ir mes bandysim su Ignu pasitikrinti, kas geriau pasirinko. Žiūrim. Gerai, tai mūsų Velykinis stalas atrodo taip. Mane toks smailas, kad nežinau, kuris bukas. Smailus. Nori buką? O buką? Jas! Viskas, nu. Pralaimėjau. Ir buką. Patirtis. Viską pralaimėjau. Jos algėlė šiandien prie Velykinio stalo yra tokios. Pirmoji grupė jau įpusėjo savo treniruotę. Žinam labai lengvai su bangelės paipo heku. Tai pafilmuosim truputį, kaip čia jiem sekasi. Paklausinėsim trenerių, kaip sekasi mokiniam. Ir ką, stovykla prasideda. Turim pirmos grupės vadą, Deivą. Tai kaip vertintum pirmą treniruotę? Tokie matosi biški mediniai, bet su laiku išjudės. Kokia figūra? Mes turėjom tą heką su incline, bangelė ir paipu. Žmonės tiesiog bandė arba per paipą pravažiuoti, jeigu ten sunku kažką buvo daryti, arba per bangelę, jau olis ir transferiukai. Treniruojame su Vokietijos rinktinė. Tai labai gerai, nes gali mokiniai gauti inspiracijos iš užsieniečių. Ten dar viena rimta raiderė ateina. Mindaugas labai aiškiai kolektyvui išaiškina treniruotės planą, kad visi kiekvieną minutę, kai plaukia, žinotų, ką daryti. Profesionalus treneris. Gerai, Vykis. Opa! Gražu. Svarbiausia atsisukti po tokio triuko, būti užtikrintam, kad treneris matė. Gerai, Adomas juda. Žiūrim, gal jau kažką darys. Opa. Lengvai. Plaukiat, parkas kaip parkas, ar ne? O ten tolumoje kalnai. Tai kaip plaukiat beklainu, iš tikro tikrai vaizdelis labai gražus. Kairė koja. Opa. Čia yra pro raiderių kambarys. Čia yra Mindaugo Stonkaus lenta, Ovidijaus, Igno. Būtina yra elektrolitai. Taip. Būtina. Vitaminas C, bet ne per didelėm dozėm, kad daugiau išgertumėt vandens per dieną. Čia vakar manęs Ovidijus šitą pamokė. Kretinas. Aš turiu milteliais, bet rekomenduočiau tabletėm. Čia irgi mane dėdė Ovidijus išmokė. Taip, o šalia pro raiderių kambario yra įsikūrusios pro raiderės. Tai Majos lenta. Čia yra Viltės lenta. Raiderės yra labai profesionalios, atsivežusios net kolonėlės, rolerius šitus. Tai mėgaujas vaizdu, mėgaujas saulė ir laukia savo treniruotės. Tai šiandien bangelę bandžiau žolint ir nušokti. Tai biškai buvau nukritęs, bet paskui gerai gavus. Gerai gavus? Jo, antras sezonas, pirmą kartą išplaukiau šiandien. Tai liuks. Gerai išplaukė rimtoji mūsų grupė. Ignas gavo užduotį užmetinėti laipsnius į bangelę ir tada turi padaryti transferiuką ant paipo. Gerai, panašu, kad su Ignu išsiaiškinom, kur čia šuo pakastas, na žiūrim. Daugirdas. Maja, ką tu ten veiki, papasakok? Ką čia, pietai ne už kalnų, ne? Iš valandykas. Labas rytas, 7:30 ryto,
keliauju į sporto salę ir tuo pačiu noriu ir jums trumpai parodyti, kas čia yra per džimas, kur galima prasivaluoti, apšilti, o kartais net ir pasportuoti. Salės dar nebuvau rodęs, tai vat, tęsiant ekskursiją po parką, tai bus labai į temą. Taigi, keliaujam į sporto salę. Taip, tai čia mes pakeliui į salę turime džekuzį, ji šiuo metu aišku yra uždengta. Va, pirtelė ir geriausias dalykas yra langas, per kurį sėdit ir žiūrit kitus raiderius. Gym studio. Op. Tai va, salė labai nedidelė, bet iš tikrųjų viskas, ką reikia. Šiuo metu aš ir planuoju pasivaluoti. Ir štanga, turnikas, kažkiek svorio, ne visiems jų užtenka. Turim asmenį Ovidijų, kuriam visų šių svorių pritrūko, bet tokių žmonių nėra daug, tai... Čia dar noriu parodyti, yra tokia poilsio ir darbo erdvė. Čia galima ateiti padirbti, kai būna vėjas, čia valgome. Na ir dabar dar parodysiu vieną naują erdvę. Čia va taip parkas atrodo iš viršaus nuo kalno. Tai mes plaukime daugiausiai šitoj sistemoje, čia gyvename, o šitas vatratas yra skirtas naujokam. Čia būna įprastai truputį lėtesnis greitis, ilgos labai tiesisios, tai daug vietos išmokti naujus triukus. O šitos sistemos yra 2.0, pirmyn atgal, tai čia einame pasimokyti oro triukų. Na ir dar viena erdvė, kur žiūrėjom krepšinio varžybas. Tai va, naujoji erdvė. Čia žiūrėkit, yra toks lounge'as padarytas. 8,5, ne, dar didesnis, jaučiu 9,5 colių televizorius. Va, būni ir vargo nematai, žodžiu. 3, 2, 1. Jo? Dar 5. Taip, tai ką, šiandien yra antroji jau tikra diena pas mus, o realiai šiandien va, jau yra kaip priklauso Turkijai, saulė 25 laipsniai. Tai vėlgi, noriu truputį parodyti mūsų daily life'o, kaip čia mums sekas. Už mūsų va, matosi tvarko kambarius kiekvieną dieną, tai čia nieko visiškai rūpintis nereikia. Ryte ateina, sutvarko kambarį, naini pavalgai, atneša vandens. Tau vienintelis dalykas, kuo reikia rūpintis, tai yra plaukimas ir trenerio nurodymai. Svarbiausia klausyti trenerio nurodymų ir viskas. Savaitė bus tobula. Gerai, einam pakalbinsim žmonės, kaip jiems sekasi. Ar žinot, ką šiandien darysim per treniruotę? Bijausi žinot. Up ledge lander imsim figūrą. Kuri čia jūsų nuomonė yra? Ta per vidurį po dešinę. Visa žinai? Nu, beveik. Gerai, darom testą dabar. Iš eilės pabandyk vardinti. Kairys kikeris, dešinys kikeris, bumpas prie kikerio, Mary su bump hacku. Šito nežinau, ar galiu vadinti. Kokiam balsai čia? Jo, kokiam balsai, taip ir norėjau sakyti. Čia, nu tai ką, va ten va po kairę vadinu pipe su bangele. Taip aš vadinu. Čia yra real to real bankas, tikriausiai taip vadinas. Ten toliau Niko po dešinę sieną. Niko siena tada neimta figūra, bet bus paimta. Tada po kairę bus Felixas. Jo, Felixas. Tada ten po dešinę, kaip jūs ten sakėt? Up ledge lander. Up ledge lander, jo, tas kažkas. Po kairę bus real to real hackas, po dešinę gravitronas, po kairę tai stairsai. Oi. Ai.
Dar vienas svarbus dalykas, ko neparodžiau, tai yra mūsų nauja Handle the Water kolekcija. Tai turėjom jos pristatymą jau Board Sportsuose. Parodysiu viską gyvai ir galėsit jau po Turkijos įsigyti. Naujos kojinės, kepuraitės, pilka, raudona, juoda, vaikiški rūbeliai, jeigu kažkam aktualu, ir bini kepurėlės. Apie džemperius, tai naujos džemperių spalvos, žydra ir antracito spalva vadinamo. Quarter zip džemperis, minimalus dizainas labai išsiuvinėtas. Šių metų bestselleris džemperis su kapišonu, hoodie, maikutės oversizinės su tokiais antsiuvais minimalistiniais, maikutės ilgom rankovėm, nugaros, veikvėjaus ir vanduo Marse parkų layoutai. Vėsesniem vakaram turime tokią lemenę. Techninis rūbas su daug kišenių ant džemperiuko vakare labai gerai dera. Kaučeris, labai plona striukytė, bet papildomas sluoksnis vakare tikrai priduoda šilumos. Ir ant galo, kad visas miestas žinotų, kad jūs priklausot Wake klubui. Tai windbreakeris, Handle the Water iš abiejų pusių, turi ir kapišoną, didelę kišenę. Tai va, apie mūsų kolekciją tiek. Vos kai grįšim iš Turkijos, galėsit viską įsigyti ir online. Trenerių komanda, Stonkus ir Deivas. 3.13, vanduo Marse. Dokas tuščias, šiandien auksinės sąlygos, net per karštą sakyčiau. Gerai, vis tiek, kadangi darom vlogą, tai šiokio tokio challenge'o reikia. Tai pirmas challenge'as bus labai lengvas. Stovykloj turim du tokius priešininkus, Igną ir Stonkų. Ir Ignas turės sudėti maisto lėkštę Mindaugui, o Mindaugas turės sudėti maisto lėkštę Ignui. Spauskit rankas. Nes šiaip noriu pasakyti, kad stovykla iš mane šaiposi ir kad Mindaugas Stonkus šaiposi iš jaunesnių. Tai yra visiškas melas. Mes puikiai sutarėme. Šiandien 3 kart kritau ir jis ne tai, kad jis man sakė šaunuolis. Sakiau šaunuolis. Ne, jis man sakė. Dabar įkelsi video, kur sakau šaunuolis, kad puikus pasirodymas. Gerai. Ignai, kaip sekasi? Gerai leidi laiką? Atrodo, kad puikiai leistum laiką. Nu džiaugiuosi dėl tavęs jauriai. Atrodo, kad puikiai būtų tau. Tau čia ta žydra spalva kiša koją. Ignas ką pradeda dėti. Sudėsiu Stonkų kaką valgau pats. Gerai, truputis padažiuko. Wow. Žinau, kad mėgsta jis Labai gerai. Parodysim pilną. Ai. Citrinos. Kaip čia? Aš tiem nedaug geras. Blemba, čia Stonkus, Stonkus pats savo taip skaniai neįsideda. Wow. Šitas jam bomba, žinok, 3 manau įdėk. Taip, tai iš širdies pasistengiau. Žinau, ką mėgsta Igniukas, ko nemėgsta. Labai mėgsta padažus, tai padažų daugiau uždėjau. Garstyčios labai gerai yra imuniniai sistemai. Agurkai žinau, kad labai patinka. Ir pasistengiau labai graikiško jogurto, nes tikrai vyrai graikišką jogurtą daug valgo. Aš Stonkui nelinkiu niekada nieko blogo. Pažiūrėkit, kaip gražiai sudėjau. Padažą uždėjau labai minimaliai ir tokio aštraus, kad būtų skanu. Suderinau visus skonius, neperdėjau lėkštės ir nepiešiau kažkokių nesąmonių. Aš tau kaip draugui idėjai, o tu man kaip priešai. Jauskis blogai. Valgyk ir jauskis blogai. Pažiūrėk, kaip gražiai sudėjau. Taip, tai šią stovyklą turim ir vieną raiderį, kuris pirmą kartą stoja ant lentos. Tai žiūrėkit, pirma treniruotė, full size, suka ratus. Puikiai, manau, laukia labai darbinga savaitė jam ir 100% jau pabandys ir važiuoti per pirmąsią savo figūras. Va, vieną rankelę. Gal ir dabar ims? Ai, ne, gerai. Treneris dar nedavė nurodymų inboxą, tai kol kas ir negalima. Tai vat, gali drąsiai prisijungti ir naujokai čia pas mus. Varai.
Let's go! Varom. Oba! Tai žodžiu pasistengti, gal kūne nebūtų virš. Lengvas riešas. Va tokį. Good job. Kieta kepurė. Ačiū. Čia kur čia šitas? Igniukas labai nusiminęs buvo. Igniukas? Už bausmę dabar Arą prižiūri. Kuris yra? Ai va, Igniukai neliūdė. Igniukai. Šaunuolis, vis tiek 2 pataikiai. Labai šaunuolis. You guys remember the winners? They got an amazing prize. Iškart čistas. Oba! Rusne, 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 komandai. One more. Čia į tą patį. Į tą patį. Čia į tą patį. Three cups left. We'll be the first team to make it to the final. Oi. Kaip skaniai. And the Germans. Šie metai turėjo būt kazio, turėjo būt kazio metai. Tie metai jo. Will he make it on his first flight? To the champion. Ekskursija pas Mindaugą Stonkų, kaip visada. Tai geriausia. Abu išsigando. Davai aš dabar. Bet paspyręs. Ar nepataiko, aš eisiu, gerai? Labas rytas. Tai ką, kaip vakar jau matėt, nepavyko lietuviams laimėti bierpongo. Vokiečiai yra vokiečiai.
skambekino iš 1-5 rezultato ir laimėjo, bet nieko, mes nesam nusivylę ir šiandien turime kikerių treniruotę. Tai dabar paklausim raiderių, kokį triuką jie yra paruošę ir pabandysim parodyti, kaip tas triukas jiems sekasi. Čia matot raideris Niko von Lerchenfieldas, Vokietijos komandos treneris, irgi filmuojasi. Tai žodžiu, einam paklausinėsim raiderių, kokius triukus jie yra šiandien numatę. Nu kikerio, man ten prašė kažkas Donatas, Rupūžė, prašė 7 back, nu tai teks jau sukt. Aišku, nu. Gerai, Ovidijus, back 7. Ui! Geras! Per pirmą plaukimą. Tai straight air. Straight air su 2 grabais. Gerai. Gerai, Mindaugas savo triuką iškart iš doko darys. Straight air pavadinimas. Reiškia tiesiog paprastų šokį. Su 2 grabais dar. Pas mane yra vienintelė tunelinė vizija. Aplenk trenerį ir pirmam padarys štuką. Kito tikslo neturi. Štuką. Štuką. Vienintelis tikslas. Štuką. Insane. Taip, tai ką, šiandien pas mus yra poilsio diena, trečiadienis. Tai kažkas plaukia, kažkas neplaukia. Žodžiu, treniruotės nevyksta ir day-offo proga padarėme pikibolo turnyrą. Ir dabar jau beveik baigėsi grupių etapai. Paaiškės, kas pateks į finalą ir po vakarienės turėsim pikibolo stovyklautojų finalą. Ovidijus yra pagarsėjęs skeptikas šių sportų rakečių, tai tą progą įsteigiam jo vardo taurę. Oi, gražu! Palaikymo komanda. Lemiamas žaidimas. Būt! Oi! Oi! Oi, gražu, gražu. Kas laimi šį geimą, tas patenka į finalą. Man garbė teisėjaut. Žiūrim. Cikt. Bum! Ir tojam Deivas tai iš vis yra profesionalas šio sporto. Žiūrėk. Pukšt. Ui. Oi, žiaurus. Oi. Finalinis vakaras mūsų. Ir šiandien pirma kova dėl finalo tai yra Stonkus ir Deivas prieš Šarūnę ir Justą. Ir po to žaisim mes su Rusne prieš Daugirdą ir Dominiką. Šiaip labai stiprus konkurentai mums čia papuolė, bet nieko nepadarys. Rastas, man atrodo. Geras. Biškis stresas. Ai, stop! Matosi pas abiejų komandos nuovargis. Ai, Stonkus vėl paduoda žaidimą. Vyksta. Prašau paspausti. Ir... Super. Geras. Молодец. Да. Второй. Ой, шумай. О, вот так шаг!
Va tai, va, turim. Davai. Mano. Viskas. 3-1. Nu ką, finalas. Dėja mes su Rusne prapylėm. Tai finalas Daugirdas su Dominiku prieš Šarūnę ir Justą. Viskas, 1-0 Šarūnė laimėjo. Rytoj pratęsim finalą. Labą rytą. Šiandien turim ketvirtadienį. Ir šias pirmas 2 treniruotės su pirmom 2 grupėm darome didžiajam rate. Štai čia. Ir dirbame šiandien ant beisikų. Tai numetimai nuo boksiuko bei, žinoma, visų taip mėgstamas baseinas, kuris šiemet yra perkeltas į šį didelį ežerą. Tai pirmą kartą šią savaitę pabandys per baseiną pavažinėti, pabandys nusimetimus padaryti ir po to po pietų eisime jau į pro ratą pritaikyti žinias. Tai va, tos sąlygėlės tai yra tokios. Va, visų išsvajotas baseinas. Lukas plaukia prieš jį 7 gepai. Visiškai žmonių nėra šį rytą. Tobulos sąlygos. Dokas tuščias. Va, Aras išplaukia. Gerai, Justas parlekia. Justo tikslas yra užsiolinti ant reilo. Žiūrim. Varai ir opa. Ok, atvaro Aras. Ui. Gerai, Aras toliau dirba. Op. Ui. Grįžta desantininkai. Galvas aukščiau. Nenukabinam nosės. Kulnus, op. Oi! Opa! Užsidarom su oro triukais. Jo, užsidarom su oro triukais. Dar galėtume duoti, bet... Lemba. Nebelaiko rankos. Nebelaiko rankos, jo. Nu gerai, vat mūsų treneris Šventasis Ovidijus. Na ką, paskutinė mankšta su šia grupė. Lukas jau skundžiasi, kad jam vėl reiks eiti į mokyklą, kad laukia niūri kasdienybė, namų darbai. Bet toks jau yra gyvenimas, negali visada viskas būti tik gerai. Dėl to reikia planuotis iš anksto vėl važiuoti į kitą stovyklą. Teisingai? Taip. Vyksta intensyvios treniruotės. Treneriai ruošia raiderius varžyboms, kurios vyks po pietų. Varžybos vyks štai ant šios figūros, kur ką tik Maja praslydo. Raideriai išsitraukia triukus, tai juos turės atlikti, žodžiu, ant gravitrono. Tai
Tai mintis yra tokia, kad tie triukai buvo parinkti tokie, kad jie yra raideriams neparankus, galbūt kita koja arba neįprastos rotacijos. Tai žodžiu, vėlgi tikslas yra toks, kad stovyklautojai pasibandytų kuo daugiau nepatogesnių triukų. O šiaip tai noriu visus labai stipriai pakviesti, sudalyvauti šioje mūsų kelionėje į hipnotikus. Tikrai yra nepakartojama savaitė, nieko rūpintis nereikia, maistas yra tikrai labai geras, plaukti ir treniruoti sąlygos yra pačios geriausios. Stovyklose gali dalyvauti ir visiškai nemokantis plaukti žmonės. Mes juos 100% ant vandens, ant lentos pastatysime. Tam yra čia ir, jeigu ką, 2.0 sistema, yra didelis naujokų ratas, kuriame yra lėtas greitis. Tai tikrai sąlygos mokintis ir pradėti plaukti čia yra labai draugiškos. Na ir žinoma, būsiu labai dėkingas, jeigu pasubscribinsit mano kanalą. Visgi čia bandom tikrai nemažai filmuoti. Pasubscribinkit, palaikinkit, galite aišku ir pakomentuoti. Būsiu dėkingas, bus dėkinga visa mūsų kompanija. Opa, ir va tokius reilius. Rudenį tikiuosi, kad šaudysit ir jūs. Rudenį galit jūs sėdėti šioje džakuzėje ir su tokiu vat vaizdeliu šildytis. O čia mes gyvename. Mūsų nameliai. Opa. Rojų žemėje. Adomas turi daryti blindą. Turim. Ką aš galiu pasakyti, sėdi. Sėdi. Pirmas blindiukas. Taip, Luka atvažiuoja, jai iššūkis yra tiesiog pervažiuoti figūrą ir ar jai pavyks? Pavyko! Arui buvo labai didelis iššūkis, nes jis gavo gravitroną switch koją, kas jam yra labai neįprasta, bet šį rytą susitvarkė. Neslėpsim, buvo ir ašarų, bet switchbacksai čifti jam labai sudėtinga ir žiūrim. Opa, bent jau kažkiek ir nusileido pirmą kartą gyvenime ant dešinės kojos. Gerai, atplaukė Vykis, tail grabas jo triukas ir... Oi! Taip, pirmoji antrojos grupės dalyvė Viltė turi triuką tausait frontsait 5 cam. Opa! Dominikui triukas yra trišiam į vrepą. Ryte labai gerai gavos. O, švaru. Gerai, Andrėja turi padaryti frontsait trišiam. Jokių problemų. Labai gerai. Gerai, Maja atvaro switch, tausait, backsait trišiam. Patys sunkiausi laipsniai. Turim. Iš pirmos grupės jau turim rezultatus, kas išeina. 5 raideriai. 3A raidė. Pirmas raideris Vykis, antras Aras, trečias Augustas, ketvirtas Adomas ir 5 Emilija. Uždarant stovyklą noriu labai pasidžiaugti mūsų stovyklautojų išradingumu ir pasižiūrėkit, kokį prizą jie įsteigė. Čia yra sulūžusi pikabolo raketė. Manau, labai geras atsiminimas bus. Gegužės mėnesį. Šeiminėlė. Čempionai. Net profesionalius sportininkus. Konkretus vienas raideris, kuris užėmė pirmą vietą, atlikęs trišiam, tai yra Adomas. Bet trečią vietą šiandien užėmė Maja. Panuolė. Prašau. Antroji vieta Dominikas. Na ir pirma vieta Ignas. Iki kitų stovyklų.